Banko Snoro žlugimo bylą tyrusios ir kaltininkus bei banko žlugimo aplinkybes nustačiusios komisijos rezultatai valdančiai daugumai pasirodė nereikalingi, nors pati valdančioji dauguma ir suorganizavo tokios komisijos sukūrimą. Parlamentinės Snoro komisijos pirmininkas bei partijos Tvarka ir teisingumas vicepirmininkas Valentinas Mazuronis sako, kad komisija savo darbą atliko ir išvadas pateikė parlamentarams, tačiau akivaizdu, kad kaltininkų nustatymų ir galimybę greičiau išspręsti visos šalies gyventojams aktualią problemą suinteresuota tik maža dalis politikų. Mes ieškojom kompromiso su valdančiaisiais, bet nepaisant to, jie nutarė, kad reikia pabėgti nuo visų Lietuvos piliečių, paslėpti tiesą ir įsivaizduoja, kad kaip stručiai sukišę galvas į smėlį, o pakėlę užpakalį į dangų, nuo viso pasaulio pasislėps. Savo išvadose komisija konstatavo, kad Snoras nacionalizuotas neturint pakankamai informacijos, sprendimas perimti akcijas buvo skubotas ir nepagrįstas, kad Lietuvos bankas Snorą prižiūrėjo netinkamai. Tai buvo sprendimas, kuris iš esmės apiplėšė labai daug Lietuvos gyventojų, pradedant nuo tų, kurie turėjo sertifikatus indėlių, įmonės, kurios turėjo pinigus, valstybės lėšos, kurios buvo Snore. Ir iš tiesų tai padarė didžiulę žalą visam Lietuvos ekonominiam, finansiniam sektoriui. Gyventojai iki šiol bylinėjasi su banku dėl jame laikytų indėlių. Tačiau Snoro skolas, nenustačius realių kaltininkų, bus priversti mokėti mokesčių mokėtojai.